Sveiki, vėl savaitgalio bitynas. Daug jėgų padėjau, kol aš iki čia dėjau, bet kaip matom, pavyzdžiui, šitas namelis, jisai jau viskas. Jis neturi nei kur kvėpuot bitutės nieko. Tai, kad ir dar žada biški 19 šalčių, dabar yra apie 13 gal. Žinokit, atsikasiu, nes, jau blogai yra dabar. Ir pabandysiu pažiūrėti, ar reikia jau duoti kandi tešlą, ar nereikia. Nes jau vasario vidurys, biški triukšmo bus, nes biški sniegas su ledu, kad stirnučių sumažėtų. Ir vien kol atėjau, uždusau. Nes kelių sniego tai aš tikrai nepamenu, kad aišku gal kada ir buvo, bet aš per laukus nesivaikščiau, bet kad vaikščiau per laukus ir būtų tiek sniegos, tikrai nepamenu. Kiek čia sniego iki žemės. Va tiek. Neatrodo ne taip ir daug, bet kaip eini, tai labai daug. Žodžiu, plėvelė prilypus, prišalus ir aš kai keliu, nusikelia viskas, ko nereikia. Dabar vienam labai nepatogu pakelti ir nešaldyti ir uždengti. Labai. Žiūrėkit dabar, gavosi geriau. Jos čia. Viskas gyvena. Matau, sniego ten yra. Tas negerai. Nespėjau jums parodyti, nes supratot, kodėl patys, kad neparodžiau. Nes ten, bet pripustyta, ten kažkaip sniego. Ištirps. Čia turi geriau viskas matytis. Nes šiandien per kelis aukštus. O bitė skraido savo, skris namo. Žiūrim, ką čia turim. Taip. O čia gal dar kažkas buvo palikta. Nesuprantu, kur bitės. Čia va. Ir čia celofanas toks paliktas. Kaip ir mažoka gal čia jau. Bet čia, kad mano buvo palikta. Taip įdomiai, tai nežinau, kaip čia dabar pakištėm. Biški šlapia čia matos, nes sušalęs rankšluostis. Apšledėja, negerai, čia buvo matosi drėgmės turėti. Žiūrim. Oi, negerai tas garsai. Negerai. Kažkaip per ramu. Čia turbūt viso gero jau. Aha. Viso gero. Matot, va šlapia biški buvom. Ir kodėl įdomu. Pirmas mano gyvenime bičių praradimas. Eikit savo. Belia kaip gaila. Bandom žiūrėti, kas čia galėjo nutikti. Bičių gana daug. Taip. Čia matos maisto nėra. Jau ant galo buvo, žiūrėkit. O kaip jos, o tai kur galėjo maistas dingti? Badu numirė. Eikit savo.
Viskas, pavėlavau, aš nesuprantu. Didelė šeima matyti. Nu, čia žiauru, žinokit. Kaip tai badu numarinau. Taigi dar tik vasaris. Nu, bet labai didelė šeima matosi, bet tai vis tiek. Gal šalta buvo, maisto norėjęs daugiau. Liūdna, ką aš galiu pasakyti. Nu, kažkaip kaip taip, dar dėl, suprantu, kad ten kažkas atsiko, čia dėl maisto. O maisto aš tikrai negailiu, visiems pilu nemažai. Po 18 litrų. Всё, minus. Minus šeima. Eikit savo. Ką, eisiu prie kitų bičių. Tikiuosi, tokių nelaimių daugiau nepamatysiu. Per kiek čia, per 5 metai, turbūt eina pirmą šeimą, taip kažkaip, nežinau, kodėl net. Nežinau, kaip jam čia taip suvalgė, jam šalta, matyt, daug naudoja maisto, energijos, nežinau. Baisiai liūdna, aiškiai matosi, kad nuo maisto, nes nėra maisto, visos sulindusios, tuščia ir daug jų buvo. Ir ne taip, kad kažkaip būtų kubas iš šono pasitraukė, o visas tušti remeliai. Ko šito nesitikėjau pamatyti. Nu ką, įdomu. Čia gyvas, negyvas. Kol aš atsikasiu dabar čia. Švien kol atėjau, iš ten jau uždūsęs. Nu gera žemūžė, pažiūrėkit, kokie vaizdai. Atrodo nedaug sniego, bet žinokit, tai žiauriai toks pašalęs. Gerai, žiūrim. Suverė. Garsas lyg tai yra. Jau užsigandau, garso galvau nėra. Čia pelėsis, matot, šlapia. Eik, čia tai žinokit, kas tai blogai. Čia negerai. Iš kur čia tas vanduo? Nors šita tik viršus šlapis. Apačia dar nieko. Gerai, dedam. Matot, va ten šala. Ir negaliu. Tai irgi ant pabaigos, žinokit, visur jau ant pabaigos. Prisitraiško gal biškį čia kaip dedu. O kas daryti? Ar badu mirt, ar kad biškį čia prisitraiško kelias. Gerai, tai. Jo, jis, nu gerai laskuta šitas drėgmė viršui sugėręs. Bet kaip atšals tai, atšils. Nu va, reikėjo, šitą būtinai reikėjo aplankyti, kaip ir visas kitas. Aš matau, kad šiemet maisto truks. Ir manau 1 kilogramą neužteks. Tikrai. Paskutinė. Gerai, imam. Gyva, gyvybės yra. Čia toks padrėgnas, ai va pačia nieko. Padrėgnas. Čia geriau situacija. Geresnė situacija. Pabandysiu dar šitą nuimti, bet jaučiu bus prišalę. Va taip kažkur duosim. Mes iš priekį gal einam, labiau į tą pusę duodam. Nu, ne mes eina, o bitės varo iš priekio nuo lakos apačios, kyla į viršų. Ir kyla į viršų ir va taip. Viskas, praeitos visos. Ir kaip matėt, viena neišgyveno tik per mane, nes
Ta kart, kai buvau atvažiavęs, dar šiluma ėjo, tikrai iš to avilio žiūrėjau, o dabar, kaip matyt, ne. Biškai matyt drėgnas, sunkios sąlygos, didelė labai šeima buvo, pagal kiek ten liko bičių sukrytusių. Ir matyt, stipriai dirbo, jis tenais nemiegojo, nemiega bitės, bet nebuvo ramiam padėti, judėjo. Ir va viskas, ir nebeturi vienos. Dar vienos, bet dar ne pavasaris. Dar, kai matom, toli gražu ne pavasaris. Tai mano bitėm visom beveik reikėjo jau duoti valgyti tikrai. Ir 1 kilogramą, manau, niekaip neužteks. Tai kaip kada būsiu, stengsiuosi atvažiuoti jau gal po 2 savaičių vėl, manau, reiks dar duoti. Nes kas tas kilogramas yra, dargi žiema gili pas mus. Tai prižiūrėkit bitės. Gailiuos biškai, kad tada neatkasiau, vis dėlto būt gal geriau atkasta. Bet tai prisnygo, čia vėl būt pripūstę. Ir dar sugebėjau kažkaip, sako, pišonų buvau, kažkaip sugebėjo bitė įlysti ir į galvą dar įgelti. Žiemą sugebėjau, kad man bitė sugeltų. Tai aš nežinau. Ai. Dabar tikiuosi viskas gerai bus. Kažkaip po kapišonų įlindo ir nemačiau, einu, girdžiu kažką zykina. Tik cigarsas į galvą. Ir yra. Dar žiemą nebuvo sugėlę, kažkas naujo. Tai ačiū, kad žiūrit. Nebai žiūrit, bet vis tiek gerai. Ne, iš tikrųjų, tai einam link 2 štukų prenumeratorių. Per vasarą labai norėčiau 2 štukas pasiekti. Tai jeigu neprenumeruojat, paspauskite tą prenumeruoti. Nemėgstu, kaip paprašaikos visą laiką prašo tą video. Aš stengiuosi neprašyti labai dažnai, bet paspauskite. Viskas. Šiandien tiek. Iki kito karto. Iki.